Na ir ta antra pakopa, daugiausiai heito sulaukianti tema, bet vis tiek turim apie ją kalbėti, niekur mes nuo jos nepabėgsim. Šį kartą apie tuos 3%, kodėlgi dabar aš turiu mokėti 3%, išsiimdamas tos 25%, bet ne daugiau negu savo įmokėtos sumos. Nežinau kodėl. Toks yra pakeitimas ir mokam tos 3%, tie, kurie nori išsiimti 25% sukauptos sumos ir tiek čia tų žinių. Tai jūsų sprendimas, ką daryti. Gal kitą kartą išsiėmus tuos 25% ir juos įdarbinus, tuos 3% tiesiog pamiršite. O įdarbinti pinigus, investuoti geriausiai mokina ir edukuoja šitą temą mano kolegos FLLT, tai yra Financial Lithuanians. Pas mane bio yra tikrai nuoroda į Linktree ir ten nuėjus į Linktree, ne trečias ar ketvirtas nuo viršaus, nuoroda, kur paspaudus tikrai galima rasti kokybiškos informacijos, kad nereiktų grybauti ir musmirių prisirinkti. Ir nereikės verkti čia dėl tų 3%, Dieve tu mano, išsiimsite ir pamiršite apie juos paprasčiausiai. O šiaip tai dar į komentarus įkelsiu keletą nuorodų ir prisijungti į grupę ir YouTube kanalo ir FL puslapio. Žodžiu, tikrai rekomenduoju. Ne vienas žmogus jau pradėjo savo asmeninę finansinę kelionę būtent šitų edukacinių video turinių. Ir apie tos 3% net negalvoja. Protingų sprendimų.